Sveiki, aš Vitalijus Ramelis. Kaip ir žadėjau, parodysiu jums, kaip pataisyti nupjauto ruošinio pjūvį. Tuo atveju, jeigu jis nesigavo visiškai taisyklingos formos. Kaip matot, aš jau esu pažymėjęs liniją, palei kurią aš turėsiu nupjauti. Ją pažymėjau su žymėjimu peiliu, o dabar paruošiu ją pjovimui. Tokiu būdu įdrieksiu su kalteliu. Matai, puiku. Yra paruošta ir dabar pastatau į pjūvį pjūklo geležtę ir tempdamas į save po trupučiuką įsivaizduoju. Žiūriu, kad pjūvis eitų, jeigu matot, kad pjūklo geležtė eitų iš dešinės nuo pažymėtos linijos, kadangi šita dalis bus išmesta. Tikrinam. Išvalom likučius, tikrinam pjūvio statumą. Taip yra neblogai. Taip, vis dėlto ranka sudrebėjo ir šis kraštas yra aukštesnis nei pjūvio linija. Kągi daryti šiuo atveju, nes ta problema yra dažnai pasikartojanti ir galima begalę kartų, neturint tvirtos rankos ir įgūdžių, galima begalę kartų bandyti pjauti, galų gale tas mūsų gaminukas pasidaro trumpas ir belieka tik tai dėti pečių. Taigi, labai paprastai. Jūs matot, kad aš dirbu su tokia lentelė, vadinasi į galbūt ne visai taisyklinga lietuviška, bet prišaudymo lenta. Gaminuką dedam prie lentos prispaudžiam. Mes turime čia visiškai statų kampą tarp šitos briaunos ir skersyje. Pridėdami gaminuką imam obliuką. Obliukas šis vadinasi galinis oblius, skirtas apdoroti lentos galą. Tam, kad gauti idealų paviršių, reikia rasti tokį oblių. Perkant, įsigijant obliuką, būtų pravartu patikrinti jo statumą. Tam, kad geometrija, šis kampas, ant kurio gulės dešiniarankiams, tai aktualu, kad dešinysis kampas, kairiarankiams būtų aktualu kairysis kampas su obliaus padu būtų sudarytų 90 laipsnių kampą. Taigi, dedam ant stalo, prispaudžiam ir priglaudžiam gaminį prie obliaus pado. Braukam. Jeigu neima, apverčiam ir dabar reikia pareguliuoti. Ar girdite tą puikų garsą? Šiek tiek ištrauksiu peiliuką. Galima apversti. Nuostabios drožlės. Ir idealus kampas. Sėkmės. Su jumis buvo aš, Vitalijus Ramelis. Iki.